kartais būna taip, kad užsipina tokie mechanizmai, kurie mus į aklavietę nuveda. Ir va čia, kalbant apie vyrų sveikatos mėnesis, tai yra dažnai susijęs su tuo ir savižudybių tokių didelių skaičium pasaulyje vyrų pusėje ir tuo tokiu tarsi negebėjimu, kad vyrai neturi tų įrankių, kurių reikia, kai ateina sudėtingos emociškai situacijos, kad jas išgyventi, kažkaip suturėti, suvaldyti. Ir tas vienišumas tame, kad jeigu aš turiu savyje laikyti viską ilgą laiką, tas įsitikinimas nuveda iki tokio vienišumo, kad realiai jeigu man labai sunku, tai nėra nei vieno žmogaus, į kurį galiu kreiptis pagalbos, nes prieš visus yra gėda parodyti, kad man sunku. Čia tokia dažna istorija. Ir dažnai žmonės nežino apie tą gėdą. Tie vyrai, kurie tokie mačo ir atstatė krūtinę ir ten galbūt net pasiekė daug gyvenime, bet jie dažnai net iš tų garsiųjų aktorių, kur nusižudė tenais, kur po to visi labai liūdėjo ir nesuprato, dėl ko jie nusižudė, nes buvo sėkmingi žmonės. Tai apie tai, kad žmogus gali būti, atrodo, sėkmingas, jis gali būti įtakingas ir tuo pačiu labai vienišas. Ir tame yra apie tai, kad aš savęs iki galo neparodau, nieks manęs iki galo nepamato, aš esu nematomas, tai gal aš ir nesu tada, tai kam būti. Tai čia yra labai tokios svarbios temos, man atrodo.